Labą dieną, aš Derybos LT kūrėjas Darius Rupšlakis. Šiuo video aš trumpai pristatysiu vieną iš pavyzdžių savo telefoninių pokalbių. Tai aš esu pasirašęs, kad pirmiausia, sakau, labą dieną, jums skambina Darius Rupšlakis iš Derybos LT. Aišku, iš karto pasakau, kad mes dalinamės patirtimi, kaip geriau parduoti telefonu. Tai yra, jeigu aš skambinu, prisistatydamas ir norėdamas kalbėti žmogum apie telefoninius pokalbius. Aišku, paklausiu, ar galite kalbėti. Žmogus sako taip, reiškia pokalbį tęsiu, jeigu ne, tada aš jo klausiu, kada jums patogiau būtų, kad galėčiau paskambinti, ar ne kada jums paskambinti vėliau. Ir tada iš karto paklausiu klausimų, kiek pas jūs žmonių dirbančių su pardavimas telefonu. Ten sužinau, kiekį keletą žmonių, tada aš klausiu, kokia jų patirtis. Man gali sakyti, kad jie yra labai patyrę, profesionalai ir jiems nieko nebereikia. Tada aš galvosiu, kaip ten pakreipti ir aiškinsiuos, kokia ten jų patirtis ir kaip dar labiau tą patirtį sustiprinti, kaip dar labiau pagerinti jų rezultatus. Jeigu sakys, kad patirtis mažesnė yra, tada aišku, aš paklausiu, ką konkrečiai toj patirtyje jie norėtų sustiprinti. Ir aišku, paklausiu, kaip dažnai jūs investuojate į savo vadybininkų žinias. Man irgi yra svarbus klausimas, kad jie man pasakytų, kad dar niekada neinvestavom, kad planuojam kaip tik šiais metais bent keletą seminarų jas nusiųsti ir panašiai. Ir iš tos gautos informacijos aš tada formuluoju, kad kadangi jūs turite 4 vadybininkus dirbančius pardavimuose, minėjote, kad jie patirties jau turi, bet jūs esate pasiruošę dar investuoti į jų patirtį, kokiu elektroniniu paštu jums nusiųsti pasiūlymą ir visą kitą informaciją apie seminarą 7 pardavimų telefonų metodai. Tiek būtų šiandien. Lauksiu jūsų seminare 7 pardavimų telefonų metodai. Iki malonaus.